Sveiki, esame Sveikatos teisės instituto studijoje, svečiuose turime auditorę Danguolę Kliusevičienę, advokatą bei viešo intereso gynimo fondo vadovas Saulių Dambrauską ir aš, eilinis mokesčių mokėtojas Andrius Gudaitis. Šiandien norėtume pristatyti ir tuo pačiu padiskutuoti dėl atlikto Sveikatos teisės instituto audito viešų finansų, kaip buvo per COVID leidžiami pinigai. Aš pats susipažinęs su medžiaga, tai kaip mokesčių mokėtojas labai sunerimau, nes realiai iš mano piniginės išėmė 2400 eurų. Tai yra iš kiekvieno dirbančio tokie pinigai buvo išimti. Pasiekmes tokių dalykų tai yra labai tokios akivaizdžios, tai yra infliacijos didėjimas, automatiškai turim palūkanų didėjimą ir tai ta karuselė, ta prasme, išsisuka ir rezultate tiek ekonomikai poveikis, tiek kiekvienam asmeniškai. Aš norėčiau Danguolės perklausyti tokio paprasto dalyko. Jūs audito išvadoje minite, kad vyriausybė nesilaikė tam tikros tvarkos, kurią turėtų, ta prasme, laikytis, norint išleisti pinigus, taip pavadinkim. Kas tai yra per tvarka ir kam jinai iš principo buvo sugalvota? Teisės aktai numato, kaip turėtų būti tvirtinami valstybės biudžeto asignavimai. Tai tikriausiai kalbame apie tai, kad valstybės biudžeto asignavimai buvo nepatvirtinti taip, kaip yra numatyta teisės aktuose, kaip yra numatyta įstatymuose ir dėl to manome, kad nėra teisinio pagrindo tokiu atveju leisti tokių asignavimų taip, kaip jie buvo tyrimo metu nustatyta išleisti. Kadangi pirmiausiai Seimas turėtų tvirtinti finansinių rodiklių įstatymų biudžeto asignavimus ir tik tuo met asignavimų valdytojai teisėtai galėtų tuos asignavimus leisti konkrečiom reikmėm. Šiuogi atveju Seimas ne visus asignavimus patvirtino įstatymu, didžiąją dalį tiksliau nepatvirtino įstatymu, o asignavimų valdytojai kreipėsi į Finansų ministeriją, jau išleidę dalį tų asignavimų ir prašydami kompensuoti. Tai praktiškai Finansų ministerija sprendė, ar tas lėšų išleidimas buvo tikslinis, teisėtas ir tada tik tai vyriausybė įsijungė tuo metu, kada jau praktiškai dalis lėšų buvo išleista, tvirtino nutarimais tų lėšų poreikį. Tai praktiškai Seimas šioje vietoje yra išeliminuojamas ir tokiu atveju, žinoma, nėra, kaip sakyt, teisinga ir trūksta finansų kontrolės. Bet tai čia gaunam situaciją, kad pavalgiau, nežiūrėdamas, ar turiu piniginiai pinigų ir sakau, aš nesusimokėsiu, nes lauksim, kol perves atlyginimą. Tai žiūrėkit, jeigu taip paprastam žmogui, kas yra tie asignavimų valdytojai? Ta prasme, kad suprasti, kas suvalgė, papietavo avansų, negavęs pinigų. Tai asignavimų valdytojai, pirmiausia, tai mes tyrėme ministerijas, tai asignavimai tai yra išlaidoms skirtos valstybės biudžeto lėšos. Tai visi, kam yra skiriamos valstybės biudžeto lėšos, asignavimai, tai yra tų asignavimų, tų lėšų valdytojai. Tai, žinoma, valstybinės institucijos ir kiti valdytojai. Ministerijos, įstaigos su pavaldžiom įstaigom ir kitos institucijos valstybinės. Supratau. O žiūrėkit, tada toksai klausimas yra, jeigu aš asignavimų valdytojas, tarkim, ką aš turėčiau, kokia iš vis yra ta procedūra, ką aš turiu pateikti, kad man tos pinigus skirtų? Kas tai yra, nes mes visi žinom, kad kai gaunam atlyginimą, jeigu žmona paprašė, tai turi duoti, ne? Atlyginimo kažkokią dalį, bet kaip tai vyksta valstybės lygi? Labai paprastai. Asignavimų valdytojai, tai yra institucijos, šiuo atveju ir ministerijos, kurios labiausiai buvo tyriamos, planuoja savo lėšų poreikį kitiem metam
teikia tą lėšų poreikį valstybei. Vyriausybė sudarinėja valstybės biudžeto projektą ir teikia jį tvirtinti Seimui. Taip turėtų būti. Kaip matome šiuogi atveju, COVID-19 lėšos buvo paskirstytos truputėlį kitaip, praktiškai apeinant Seimą. Dalis lėšų, daugiau kaip 1,5 milijardo, buvo patvirtinta Seimo ir daugiau kaip 3 milijardai 300 milijonų nebuvo patvirtinta Seime. Taigi buvo paskirstyta praktiškai vyriausybės nutarimais ir kitų būdų. Bet kam tada tos lėšos galėjo būti išleistos? Turim tą COVID priemonę, ne? Tai kalbam, kad tai yra įvairios ministerijos, tai nėra vien sveikatos ministerija, ne? Tai kokios ministerijos, kam tų pinigų prašė? Yra kažkokių tai pavyzdžių, kuriozinių? Taip, žinoma, yra ir kuriozinių pavyzdžių. Ir tuos pavyzdžius tikrai tyrimo metu nustatėme ir pažymėjome. Tai, keli, kurie tikrai labiausiai bado akis, tai galėtų būti Lietuvos statistikos departamentas 2021 metais panaudojo beveik milijardą eurų priemoniai palaikyti ir plėtoti valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą. Tai tiesiogiai, kaip tai yra susiję su COVID priemonėmis, yra sunku pasakyti, kadangi plane, kuris buvo vyriausybės parengtas 2020 metais, tokia priemonė tikrai nebuvo numatyta, o 2021 ir 2022 metais nebuvo patvirtintas apskritai joks planas. Taigi nenumatyti nei tikslai, nei priemonės, kam apskritai reikėtų, kokiam priemonėm išleisti tuos pinigus. Taigi buvo pinigai leidžiami ir praktiškai nustatoma, kompensuojama, jau praktiškai sprendžiant, ar tikrai tikslingai buvo išleidžiamos tos lėšos. Iš to, ką girdžiu iš šito pavyzdžio, tai labai gražiai parodo, kad buvo dangstomasi tam, kad įsisavinti lėšas, nes realiai su IT sritim aš esu labai gerai susipažinęs, pats toje srityje dirbu, tai jisai prie COVID valdymo išvis neprisėda, tai yra procesų klausimai, o ne statistika ir plus, ta prasme, klausimas, kiek tos sumos tada iš tikrųjų reikėjo. O kas tada dar irgi tokių pačių principų, kas dar dangstėsi tada? Nes, sakau, čia šitas pavyzdys tai akivaizdžiai parodo, kad tai yra, atsidarė katiliukas ir davai visi semkim, kol yra laiko. Sunku pasakyti, ar savinosi, ar kitaip tos pinigus naudoja, bet pavyzdžių tikrai turime. Tai Švietimo mokslo ir sporto ministerija 2021 metais panaudojo 4 220 000 eurų priemoniai finansuoti vaikų vasaros stovykloms ir kitoms vaikų neformaliojo vaikų švietimo veikloms, kuomet žinome, kad buvo Lietuvoje įvesta ekstremali situacija ir tikrai buvo daug apribojimų. Tai labai įdomu, kaip tos veiklos iš tiesų galėjo vykti ir jeigu vyko, tai tuomet ar buvo laikomasi pačių nustatytų apribojimų ir ar tada... Taip, čia keistai, o gal čia paprasčiausiai atlyginimai išmokėti už tai, kad nuotoliniu būdu dirbu? Sunku pasakyti, nes tarkim aplinkos ministerija taip ir nurodo, kad 2021 metais 425 000 eurų panaudojo darbo užmokesčių išmokėti. Kas irgi tiesa nebuvo nurodyta plane, kuri pasitvirtino arba tiksliau parengė vyriausybė. Ir dar vienas pavyzdys toks ryškesnis, tai ir kultūros ministerija panaudojo 2 420 000 eurų priemoniai finansuoti architektūros, cirko, dailės, dizaino, fotografijos ir kitų menų sklaidą skatinančius projektus. Tai vėlgi tuo pačiu ekstremalios situacijos metu. Bet tai darosi taip panašu, kad iš principo kaba pinigai, sugalvokim, kuriuos išleisim. Toks vaizdas susidaro. Galbūt labiau susidaro vaizdas, kad tie pinigai buvo leidžiami kasdieniniam poreikiam, kadangi tie projektai
buvo vykdomi ir iki to. Ir jie vykdomi ir po to. Tai iš tiesų nėra ekstremalios kažkokios situacijos projektas arba priemonė, kuri buvo būtent tuo metu būtina. Tai vat, galbūt čia ir yra tas išskirtinumas, tokių pavyzdžių parodyti, kad tiesiog buvo galimybė panaudoti skolintas lėšas, o kadangi vyriausybė pasitvirtindama arba tiksliau parengdama planą, numatė papildomai skolintis 5 milijardus ir beveik 4,5 milijardo panaudoti būtent šio plano įgyvendinimui. Tai yra COVID lėšų, galima sakyti, įsisavinimui. Tai vat... Čia labai turbūt tinkamas žodis. Man tai skamba, kad leidom skolintis, tai iš kiekvieno mūsų kišenės išėmė pinigų realiai. Nes aš tai žiūriu labai paprastai, tas, kas įliejama į ekonomiką iš skolintų lėšų, tai yra grinai iš kiekvieno kišenės išimta tam tikra dalis pinigų. Bet žiūrėkit, tada yra klausimas toksai, o tai kurios čia vyriausybės elgiasi? Čia 20 metais tai turbūt dar ir ankstesnė vyriausybė, tai nėra vienos vyriausybės klausimas. Taip, galima manyti, kad pradžia iš tiesų buvo 20 metais, kadangi 2020 metų vyriausybė priėmė arba tiksliau patvirtino planą, kuriame ir numatė šių lėšų skolinimąsi 5 milijardų. Tačiau skolinimasis ir lėšų naudojimas vyko ir vėlesniais metais, ir 21 ir 22 metais. Tai taip, praktiškai tai yra dviejų vyriausybių. Vienos vyriausybės jau bebaigiančios turbūt kadenciją ir kitos vyriausybės pradėjusios dirbti veiklos rezultatai. O toks tada klausimas, nes, kaip pasakyti, aš tai tokius dalykus labai jautriai reaguoju, nes priemu, kad tai yra iš mano kišenės išleisti pinigai. Aš kaip mokesčių mokėtojas patikėjau valstybei tam tikrą pinigų sumą ir jinai leidžiama neatsakingai, taip pavadinkim. Mano iš šitos ataskaitos žiūrint, mano požiūrį. Yra klausimas toksai, o tai kas aplamai tada, kokios institucijos turėtų šitą visą procesą kontroliuoti, sužiūrėti ir pateikti kažkokias išvadas, o gal čia paprasčiausiai problema yra, kad visuomenė net per mažai domisi tais viešaisiais finansais. Taip, žinoma, ir visuomenė galėtų domėtis labiau, tuo labiau, kad valstybės biudžeto tvirtinime tikrai visuomenė gali dalyvauti, ji turi teisę teikti siūlymus ir Seimas turėtų atsižvelgti į tuos visuomenės siūlymus. Taip pat valstybės kontrolė ir Lietuvos bankas taip pat vertina valstybės biudžeto projektą sekančių metų ir taip pat teikia išvadas. Tai rodos kaip ir kontrolės pakaktų, jeigu tas mechanizmas veiktų. Ir tuomet Seimas tvirtintų tokį biudžeto projektą ir su tuo asignavimo skirstimu kaip ir nebūtų didelių problemų. Tačiau, kaip matome, sistema šitaip neveikia. Kontrolės, kaip ir minėjau, tikrai trūko, kadangi Seimas dalyvavo tik iš dalies šių lėšų skirstime. Taigi vien jau skirstimas tikrai, galima sakyti, kėlė labai didelių klausimų. Tada paskirščius ir patvirtinus biudžetą arba jau paskirščius asignavimus, turėtų atkreipti dėmesį arba atlikti auditus valstybės kontrolė, ką iš tiesų ir atliko 2020 metais valstybės kontrolė atliko auditą ir taip pat nustatė pažeidimų. Vienas iš kurių ryškiausias, kad 3 milijardai 290 milijonų skolintų lėšų nėra įtraukta į biudžeto tvirtinamą į asignavimus. Tai vienas iš tiesų, galima sakyti, rimčiausių pažeidimų arba netitikimų teisės aktams, kuri būtent susijusi su šiomis lėšomis nustatė valstybės kontrolė. Bet tai gerai, tada aš kitaip paklausiu, vėlgi kaip mokesčių mokėtas, tai valstybės kontrolė irgi yra išlaikoma iš mano kišenės, iš mokesčių mokėtojo, ne? Dabar jie nustatė
pirštų pagrumojo, taip suprask, ne, ir kas toliau? Ta prasme, kas mane kaip mokesčių mokėtoja gali apginti interesą? Taip, matote, problema yra tame dar, kad į valstybės kontrolės pasiūlymus arba nustatytus pažeidimus ne visą laiką yra reaguojama. Rekomenduoja valstybės kontrolę taisyti, tačiau tikrai nemaža dalis tų tokių netitikimų taip ir lieka neištaisytų. Lieka nepriimti teisės aktai, kurie gali būti reikalingi tam, kad būtų ištaisomos konkrečios klaidos. Tai vėlgi turbūt siūlymai ir rekomendacijos yra teikiamos ir tam pačiam ir Seimui, ir vyriausybei, kaip šiuos netitikimus reikėtų taisyti. Tai vienas iš tokių pasiūlymų ir rekomendacijų ir buvo, kad ne vyriausybė turėtų skirstyti šiuo atveju COVID lėšas ir apskritai valstybės biudžeto lėšas, o žinoma Seimas turėtų finansinių rodiklių įstatymų patvirtinti valstybės biudžetą. Bet man tada iš to iššakoja dar du klausimai, ne? Pirmas dalykas, tai gerai valstybės kontrolė nustatė, jų niekas neklauso, tada yra klausimas, kaip padaryti, kad jų klausytų, arba klausimas, ar ta įstaiga iš vis reikalinga ir mokesčių mokėtojų pinigus reikalo valgo. Ir tada jau antra šaka, ar Seimo nariai tvirtindami biudžetą tikrai suvoks pagal pavadinimus, kas po kiekvieną eilutę slypi. Galbūt čia aplamai iš principo jau užprogramuota problema, kad ką atneš tą patvirtinsim. Iš tiesų nėra lengva tikriausiai, jeigu nesi finansininkas arba nesigilini į valstybės biudžeto eilutes, kaip jūs sakote. Tai nėra paprasta nustatyti, kam tos lėšos yra skiriamos arba galės būti naudojamos. Tam reikėtų turbūt papildomos informacijos ir klausimas, ar tikrai Seimo nariai paprašo tos papildomos informacijos tam, kad įsigilinti. Nes iš tiesų tai tas poreikis turėtų būti planuojamas, turėtų būti skaičiuojama, kiek tų lėšų gali reikėti. Ir tokie paskaičiavimai ir argumentai turėtų būti pateikiami Seimo nariam tam, kad Seimo nariai matytų, kad tai iš tiesų yra geras argumentas, kad tų lėšų tiek ir reikia. Bet šiaip iš tiesų vyrauja praktika, kad kai kurios institucijos tiesiog pagal praėjusių metų daugmaž poreikį pateikė kitų metų poreikį, plus ten kokiu 10% ir taip kiekvienais metais pasididina savo institucijos lėšų poreikį. Ir tas biudžetas dėl to jisai auga, o ar jis auga pagristai, tai tikrai labai didelis klausimas. Kažkaip peršasi tokia mintis, kad iš principo pačio biudžeto tvirtinimo procesas, jisai su šakėm ant vandens yra toks terminas, tai yra visiškai kreivas ir jį reiktų turbūt perkonstruoti, nes čia arba tada turi būti pats Seimo narys labai gudrus, kur klausimas kiek yra, nes ten daug įvairių žmonių yra, kas galbūt dainuoja, kiti dar kažko užsiema, ta prasme, jie neturi to bendro tokio, kas, sakykime, yra šį viešojo sektoriaus ataskaitas įlindęs, ta prasme, irgi man turbūt reiktų dar išmokti skaityti pradžiai. Ir tada jau eina sekantis klaustukas, o kaip tada tą procesą galbūt iš principo reiktų keisti. Nes vienas iš ataskaitoje minimų, kad nebuvo apibriežti rodikliai, tai aš iš verslo pusės žiūrint, tai žinau, kas yra rodiklis. Kaip pavyzdys, jeigu imti Investuok Lietuvoje, tai jeigu ten per X mėnesių išleido 1 000 000 eurų, tai pritrauktas investuotojas turėtų per tiek pat X mėnesių tą 1 000 000 kaip minimum sumokėti mokesčiais. Ne investicijom plyno lauko, bet mokesčiais. Nes jisai, ką ten sumokėjo, tai ten klausimas, kur tie pinigai nuėjo, gal jisai visą įrangą atsivežė iš užsienio ir Lietuvoje nieko neliko. Ne? Tai čia mano kaip iš verslo pusės žiūrint yra tokia logika. Bet viešasis sektorius turbūt kūrybingesnis, sugalvoja daugiau.
Taip, iš tiesų, norint sugalvoti, tikrai sugalvotume ir aš manau, kad mechanizmas tikrai yra, teisės aktai yra, struktūra, kaip reikėtų tvirtinti ir kokie yra reikalavimai biudžeto tvirtinimui. Atrodo, viskas yra, tačiau ar tas mechanizmas veikia, tai čia jau kitas klausimas. Grįšiu prie rodiklių, apie kuriuos kalbėjote, tai iš tiesų, nenustačius rodiklių, neturint tikslo, tai natūralu, tai kaip galima siekti, neturint nusistatyto kažkokio tikslo ir rodiklio ir apie kokias priemonės tuomet galima kalbėti, jeigu tiesiog leidai pinigus ir neaišku, ar būtent tam leidai. Gal kažkokį pavyzdį, kaip viešajam sektoriui atrodytų teisingai apibrėžtas rodiklis? Tai yra strateginio planavimo įstatymas, dabar, man atrodo, jisai netaip seniai keitėsi ir ten yra nustatyti reikalavimai ir, man atrodo, jau yra perinama kaip tik dabar ir nuo kitų metų bus jau valstybės biudžetas atsižvelgiama ir tvirtinama kartu atsižvelgiant į strateginio planavimo įstatymą. Tai, tai jau bus, ko gero, panašu į tai, kaip turėtų būti. O kažkokį suformuluot kažkokį konkretų pavyzdį, nežinau, ta pati sveikatos sistema, kokį rodiklį turi įsivardinti. Dar, ta prasme, kažkokį pavyzdį, kad žmogui būtų... Taip, tai jeigu, tarkim, žiūrint į tą planą, kuris buvo parengtas, tai jeigu tai būtų numatyta, pavyzdžiui, kad panaudosime 1 milijardą eurų, išsaugoti, kokį 3000 darbo vietų, tai jau ir yra rodiklis, kad tos išsaugotos darbo vietos, tai yra pasiektas tikslas, vadinasi, tos lėšos buvo panaudotos tikslingai. Jeigu nėra nustatyta rodiklio, o lėšas naudoji, kad ir kitom priemonėm, tai tada klausimas, ar lėšas panaudotos teisingai. Aš esu verslininkas, tai man viškai kitaip. Išleisti 1 milijoną tam, kad išsaugoti 3000 darbo vietų, tai vienoje kaimyniniai valstybėje yra, kad ten bedarbystės turi nebūt, tai, ta prasme, žmonės ir eina į valdišką darbą. Man esmė, tai ką tai konkrečiai tada išspręstų. Nes šitoje vietoje toksai... Kaip pavyzdį, kadangi viena iš priemonių ir buvo tokia numatyta, kad darbo vietų išsaugojimas. Tai kadangi šita priemonė buvo įtraukta, tai, tarkime, bent jau būtų taip. Supratau. Žodžiu, labai... Tas, kas turi fantazijos, galėtų iš tikrųjų prifantazuoti daug. Bet kaip tada man, kaip mokesčių mokėtojų šitoje vietoje gintis, nes realiai mes turim tokią situaciją. Valstybės kontrolė, jinai kaip ir gaunasi neįgali. Jinai gali pagrumoti, bet realiai grumuoja netgi stovėdama už lango, kas čia viduj dedasi patalpos, jau jinai nieko nepaįtakoja. Tai kaip man imtis kažkokios iniciatyvos, apart to, kad pradėti domėtis viešais finansais, kur tie pinigai leidžiami, gal čia šitoje vietoje jau Saulius galėtų padėti ir ką eilinis mokesčių mokėtojas gali šitoje vietoje padaryti. Tai, žinot, pirmiausia, iš vis kaip čia atsidūrė tas viešo intereso gynimo fondas šitoj problemai, kad būtų aišku ir apie ką mes čia kalbam. Kalbam mes ne apie milijonus, bet štai kas yra svarbu. Mes kalbam apie daugiau negu 3 milijardus eurų, kurie yra panaudoti ir kurių apskaita yra tokia išblankusi, tai yra nėra aiškiai apibriešta. Vadinasi, jie panaudoti neaiškiai iš tų 5 milijardų, kurios turėjo galimybę ir teisę pasiskolinti vyriausybė. Vadinasi, mes kalbam apie valstybės finansinę drausmę. Kodėl valstybės finansinė drausmė yra viešas interesas ir kam jinai apskritai reikalinga? Mes štai šiandieną mes svarstome biudžetą, mes žinome, kiek yra skaudulių Lietuvoje, teisingai. Mokytojai, gydytojai, pareigūnai, visi mes norime, kad būtų pakelti atlyginimai, darbo užmokesčiai ir taip toliau. Vėl mes kalbam apie 3,5 milijardų eurų, kurie yra netinkamai apskaityti, be neaiškaus teisinio pagrindo. Čia turbūt netgi reikia pabrėžti, kad būtent tik tai iš COVID valdymui skirtų lėšų, nes mes nežinom, kiek dar yra. Taip. Ir kada mes kalbam apie valstybės tą finansinę drausmę, tai štai net lygiagrečiai prisiminkime, kodėl, tarkim, kyla šiai dienai net tarptautinė tokia problema, kaip pavyzdžiui Amerikos parama Ukrainai, ar ne? Taigi nuolatos pabrėžima, kas ten kliūna.
todėl kad trūksta finansinės drausmės ir atsiranda tam tikras nepasitikėjimas skiriamomis lėšomis, ar ne? Valstybė yra toks mechanizmas, kuris yra sukurtas iš mūsų visų, tai yra iš esmės visų gyventojų surenkamų lėšų, ar ne? Mes patikim tuos pinigus kažkam tai yra savo valdžiai, kurį galvojame ir manome, kad jinai yra tinkama jos paskirstys. Todėl įstatymais yra nustatytas labai griežtas jų paskirstimo mechanizmas. Tai yra be galo griežta hierarchija. Kaip į tai ją reikia žiūrėti? Jeigu valstybėje šitas finansinis mechanizmas buksuoja, jis neveikia taip, kaip įvyko dabar, tai kyla klausimas. Tai valdžia gali keistis. Šiandien mes turim dešinėje valdžią, rytoj mes turėsim kairėje valdžią. Dar po poryt mes galime turėti kažkokią kraštutinę valdžią. Ir kiekviena iš tų valdžių precedentiškai, iš esmės, visada atsižgręždama atgal turės galimybę piknaudžiauti pasitikėjimu ir gaunamomis lėšomis. Todėl yra reikalinga be galo griežta štai mūsų šitų surinktų valstybės lėšų kontrolė. Taigi dabar mes situaciją turim tokią, kad šitas auditas atskleidė, šitas tyrimas, kurį atliko Sveikatos teisės institutas, beje, iš žmonių surinktomis lėšomis, jų iniciatyva, tikrai buvo padarytas kolektyvinė analizė, kiek aš žinau, specialistai buvo pajungti. Tikrai buvo tyrimas atliktas didžiulis ir jie nustatė štai šitos trūkumus, kurie parodo, kad 3,5 milijardų eurų yra netinkamai apskaitytos štai šito atveju, kada yra valstybėje įvyksta kažkokia kritinė situacija, tai pavadinkime karas, maras ir šiuo atveju pandemija, ar ne? Vadinasi, mes tokiu atveju tai yra pats baisiausias dalykas, kada tuo galima piknaudžiauti. Ir štai šitoj situacijoje tos neapskaitytos lėšos tampa štai problema ir ką mes nustatom, pavyzdžiui, dėl to tyrimo viešo interesų gynimo fondas mes nepuolėm pasitikėti iš karto, galvojam, kad čia gal yra iš tikro kažkokios klaidos ir pateikėm užklausimą su tam tikrai suformuotais teisiniais klausimais, analitiniais klausimais valstybės kontroliai. Kaip ir jūs uždavėt pirmąjį klausimą, kas atsakingas yra už valstybės finansų ir valstybės turto tvarkymą pagal konstituciją valstybės kontrolė. Tai kontroliuoja. Taigi birželio mėnesį uždavę klausimą mes Liepos mėnesį gavom atsakymą ir tuo atsakymu valstybės kontrolė iš esmės patvirtino mūsų abejonės. Tai yra tai, kad šitos lėšos buvo naudotos netinkamai, ne pagal nustatytą tvarką, pavadinkime. Ir neskaidriai. Taigi susidarė tokia situacija, kad mes turime ieškoti pagalbos. Kaip jūs teisingai sakėt, valstybės kontrolė stovi už lango. Jinai iš tikrųjų surašo audito ataskaitas, jinai teikia Seimui, vyriausybė, bet vyriausybė, kaip sakant, juos finansuoja ir jie gali visada pasakyti, taip, išgirdome, ačiū, kaip sakant, jūsų darbas to baigėsi. Bet tam mes turime, kaip pasakyti, valstybės ir visuomenės interesus gina prokuratūra, teisingai. Tai yra taip pat numatyta mūsų konstitucijoje. Todėl šiandieną, ką galiu pasakyti, kad šiandien jau mes turim galutinį rezultatą šitų tyrimų ir šiandien jau pateiktas yra skundas būtent prokuratūrai abiejų institucijų, tai yra Sveikatos teisės instituto vardu, kuris atliko auditą, ir viešo intereso gynimo fondo vardu mes kreipėmės į generalinę prokurorę. Tai yra su dviem esminiais prašymais ištirti, dviem linijom atskirom. Pirma, ar tame nebuvo padarytas nusikaltimas, kadangi tai yra lėšų iššvaistymas pagal baudžiamąjį kodeksą, tai yra kada tau patikėtų didelių lėšų iššvaistymas, ką aukščiausias teismas pripažįsta, kada tai yra naudojama ne pagal teisės aktus. Tai iššvaistymas. Kitas dalykas, pasinaudojimas tam tikrą tarnybinę galimybę, ar ne? Tai vėlgi, tai yra kažkokie tarnautojai, kažkokie valdininkai, tai darė piknaudžiaudami savo padėtimi. Nesikreipdami ten, kurį turėtų kreiptamis ir darydami tai, ko neturėtų daryti. Tai čia yra baudžiamoji atsakomybė. Antroji linija, kuri yra paskirta taip pat prokuratūrai, kuriai suteikta tokia teisė, tai yra ginti viešą interesą. Todėl mes manom, kad tas viešasis interesas turėtų būti ginamas ir tai turėtų atlikti prokuratūra. Nei aš, nei jūs mes to daryti negalime. Greičiausiai ir net ir teismą kreiptis negalėtumėm, teismas pasakytų, o koks čia jūsų tiesioginis teisinis interesas. Tam mes turime valstybėje prokuratūrą. Todėl tikimės, kad štai šitas tyrimas, kuris yra iš esmės pakankamai apibendrinta medžiaga, prie kurios yra prijungta
ir valstybės kontrolės ataskaita, prie kurios yra prijungta valstybės kontrolės atsakymas į mūsų paklausimus, kurie iš esmės patvirtina mūsų abejonės dėl teisėto panaudojimo, perduoti yra generaliniai prokurorai ir jie turės atlikti šiuo aspektu tyrimą. Dabar koks šito kreipimosi tikslas, ką aš galėčiau pasakyti? Aš asmeniškai, galima, čia jūs kaip mokesčių mokėtojus, jūs galite sakyti, aš noriu, kaip sakant, nulinčiuoti kaltai, atrasti, kas čia kaltas, kodėl iš mano kišenės kažkas pavogė 2000 eurų, kaip jūs sakėt. Bet aš manau, kad tikslas yra, pagrindinis tikslas, mano asmeniniam suvokime, yra ne tai, kad ten mes atrastumėm kažkokį kaltą į asmenį. Suprantam, pandemija yra ta tokia ekstremali situacija, kada reikėjo valdyti, reikalingi sprendimai, aktualūs greiti ir panašiai. Tačiau svarbiausia yra tai, kad ateityje tai negali pasikartoti, apie ką aš ir kalbėjau. Tai yra, jeigu mes ignoruojame finansinę drausmę valstybėje, vadinasi, mes atveriam, kaip sakant, galimybę bet kam piktnaudžiauti bet kokiai valdžiai. Ne šitai, ne prieš tai buvusiai, po jų būsimai valdžiai, mes atveriam galimybę piktnaudžiauti, naudojantis tais pačiais precedentais. Tai yra nesilaikyti finansinės drausmės, kuri yra nustatyta griežtai įstatymais. Realiai turbūt reikia pripažinti, kad mes čia paėmėm tik tai lašą jūroje, klausimas kaip kiti, nes aš kaip verslo konsultantas tai žinau paprastą dalyką, kad žmogus elgesi taip, kaip yra įpratęs iš anksčiau. Tai nebuvo naujai sugalvoti mechanizmai, kaip tos pinigus pasiimti, taip pavadinkim. Jie buvo, ta prasme, tai yra įpročio susiformavimas, kuris ir anksčiau be COVID-o lygiai taip pat turėjo kažkokias priemonės. Ir žmogus žinojo, kaip tą padaryti. Tai vienintelis dalykas turbūt lieka, kad vis tiek žmonės turi pradėti domėtis valstybės finansais ir žiūrėti, kaip kritikuoti. Tada lieka turbūt kaip įrankis formuoti užklausimus tai pačiai prokuratūrai, ir žiūrėt, kuo čia baigsis. Aišku, aš kaip mokesčių mokėtas tai suprantu, ta prasme, ir kaip konsultantas, kad iš ten, iš kur gauna finansavimą tarnyba, tai jinai vis tiek pasiduos tą įtakai. Nebus čia taip, kad viešą interesą taip ir apgins, nes jie irgi turi gauti biudžeto pinigų. Matot, Andriau, kai jūs sakote, taip iš tikrųjų mes galbūt tas kai kurias problemas paveldim, teisingai. Ir kaip sakote, tai ta praktika neatsirado staiga iš kažkur. Greičiausiai jinai egzistavo. Tačiau įdomu tai, kad jeigu klausimai eidavo apie 100 000, vieną kitą, pavadinkime, neapskaitytą milijoną, ką mes, vėlgi, mes kaip galvotumėm, jeigu mes apie tai žinotume su jumis, ar ne, mes piktintumėmės. Teisingai, bet mes apie tai tiesiog nežinojom, nes ta suma bendrame, ten galbūt 30 milijardų biudžete mums nelabai, sakykime, įdomi. Galbūt pasirodė. Tačiau, kada mes turime situaciją, kuri yra ekstremali, kada mes suprantame, kad tos lėšos turi būti ypatingai atidžiai, ypatingai naudojamos tiksliniai, kada iš tikro faktiškai susidaro tokia situacija, kada, kaip maroderiavimas karo metu, tam tikrą prasme. Iš esmės yra, kaip ir sakau, finansavimas, tarkim, Ukrainos atveju, kada yra skiriami finansai ir įsivaizduokite, kada kažkas tai ima ir tais milijonais pradeda naudotis tenais, kur vyksta karas ir kur tie pinigai reikalingi gyvybėms gelbėti. Lygiai tas pats čia. Vadinasi, valstybė turi galimybę pasiskolinti 5 milijardus eurų ir 3,5 milijardų ir jinai leidžia savo išleisti taip, kad nei visuomenė galėtų į tai įsigilinti, tai yra gauti informacijos, tai yra pagal visuomenės informavimo pagrindais, ar ne? Jinai turi teisę žinoti, apie ką jūs kalbėjote. Jinai gali nesidomėti, bet jin turi teisę žinoti, ką ir padarė dabar auditas. Jis padarė tai, kad jis pasinaudojo šitą teisę, pabandė išsiaiškinti ir suprato, kad visur, daugelį atvejų, dėl 3,5 milijardų jai tiesiog parodyta brūkšniukas. Tai yra, kad jūs nesužinosite šitoje vietoje, kur pinigai išleisti. Gal jie išleisti teisingai. Bet jeigu taip vyksta, vadinasi, mes visą tai sukūrėm, vėlgi, kaip aš sakiau, prielaidas mūsų visų pinigų naudojimui bet kokiu būdu. Ir šitą aroganciją, aš sakyčiau, kad jinai, ko gero, ateina jau, mes jeigu tai pasižiūrėtumėm aš nenoriu lysti į politiką labai, bet tai turbūt ne vien šitos vyriausybės reikalai. Tai šiuo atveju praeitą vyriausybė davė labai puikų, kaip sakant, arogancijai tokį startą.
šitą vyriausybė perėmė tiesiog lazdelę ir šiuo atveju šitą aroganciją mes jaučiame nuolatos santykyje su visuomenė. Tai yra principas šiandieną vyriausybės yra koksai dominuoja ir deklaruojamas. Labai aiškus premjerės mūsų, Šimonytės išsakytas. Bus kiti rinkimai, tada jūs išspręsitės. Dabar sprendžiamės mes taip, kaip norime. Mintis tokia yra pasakyta. Tai šiuo atveju negali būti taip. Negali būti taip, kad šiandien kažkas atėjo į valdžią ir pasako, tai dabar šitie pinigai yra mūsų, darysime su jais, ką norime ir mums įstatymai negalioja. Taigi šiuo atveju tam ir yra reikalinga finansinė drausmė. Taigi šiuo atveju situaciją turim tokią, kad mes negalime nereaguoti. Jeigu mes į tai nereaguojame, mes tampame to bendrininkais. Vadinasi, tai mes toleruojame valstybę, kuri, tokiu atveju turi tendenciją totalitarėti, turi tendenciją tapti neskaidrę, turi tendenciją, o mes nenorim šitų tendencijų, mes esam patriotai visi. Mes norim, kad Lietuva būtų skaidri valstybė, demokratinė valstybė, kad jinai turėtų pasitikėjimą patį aukščiausią. Ir man atrodo, kad štai sugebėjimas valdyti valstybės pinigus tai yra vienas iš pagrindinių kriterijų visą tai apvaldyti. Turbūt reikia pabrėžti efektyviai valdyti. Efektyviai valdyti. Nes realiai tiem patiem mokytojam turbūt viduj net papildomai biudžeto nereikia, o viduj resursų. Žinot, aš dar, Andriau, sakyčiau, kad efektyvus valdymas turbūt yra mažiau svarbus negu skaidrus. Matot, aš galiu nemokėti efektyviai panaudoti. Bet vis tiek yra svarbu, kad žmonės žinotų, kur aš suklydau, kur aš panaudojau, norėdamas gero, bet man neišėjo teisingai. Efektyvumas tai lemia. Bet kada yra naudojama neskaidriai, čia prasideda korupcija. Čia prasideda visos tie dalykai, kurių mes jau nebematom, nežinom, įtariam, piktinamės dėl ko ir nepasitikim vėliau savo valstybę. Labai gerai pas mane draugai Ukrainai yra pasakę. Prieš karą teko lankytis, važiuojam keliu, visas duobėtas. Sakau, tai jūs tokia turtinga šalis, laukai didžiuliai. Kodėl pas jūs keliai duobėti? Tai ir įvardino, sako, realiai pas mus žmonės nenori mokesčių mokėti, nežino, kad išvoks, o kai mažiau šiek tiek yra sunešta, tai vis tiek išvogė ir neliko keliam. Ką iš principo mes turim vieną tarp Vilniaus ir vieno miesto kelią, kurio irgi niekaip nesutvarko. Tai iš principo tai aš pats tai laikausi tokios nuostatos, kad pinigai turi būti leidžiami efektyviai. Aš sutinku, kad galima suklysti, bet išmokti efektyviai valdyti, tai tu turi pripažinti, kokią klaidą padarėjai. Tai čia pirmas elementas. Jeigu jo nėra, tai kas iš to, kad aš skaidriai darau, bet aš ir toliau leidžiu neefektyviai, iš dalies prisidengdamas skaidrumu. Aš galiu toliau daryti tai, ką noriu, prisidengdamas skaidrumu, taigi aš paviešinau, ką padarysit. Bet tada bent jau politiniai mechanizmai įsijungs, jūsų neišrinks kitą kadenciją, sakys, jūs neefektyviai nemokat naudoti pinigų. Bet neskaidrumas yra jau vagystė, aš tai taip pavadinčiau. Neskaidrumas jau yra netoli nuo vagystės. Tai yra jau tam tikras sukčiavimo būdas, jau tai yra ir štai šitoj vietoje, kaip sakant, prasideda didžioji nuodėmė valdžios. Tai aš dėl to ir noriu pasakyti, kad tas mūsų skundas, kuris yra pateiktas dabar, tai iš tikrųjų jis turi labai konkretų tikslą. Tai yra tikslą atkreipti tų institucijų, kurios konstituciškai yra įgalintos dėl to pasisakyti. Ką jos pasisakys, mes žiūrėsime, matysime. Jeigu jos tiesiog bandys išvengti savo kažkokių tai išvadų, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, jeigu jos bandys išvengti kažkam atsakomybės užkrovimo. Tai čia kitas dalykas, aš sakyčiau, čia yra mažesnė blogybė. Svarbiausia yra įvardinti blogybės. Įvardinti. Nes mes turime pasiekti, kad ateityje tai nepasikartotų. Negali būti tai, kad valstybės kontrolė pasako, kad šitai valstybės finansų tvarkyti negalima ir 2-3 metus tai tęsiasi. Negali būti. Jeigu jų ataskaitoje yra pasakyta, kad šitoks tvarkymas yra nepriimtinas ir jiems yra suteikta galia pagal konstituciją tai kontroliuoti, vadinasi, tokios išvados turi būti iš tikro pirmaeiliai įvertintos ir įstatymintos. Tai jeigu taip pasižiūrėjus, tai turbūt logiškiausias lūkestis galėtų būti, kad prokuratūros tyrimo eigoje iš principo suformuojama tam tikra įstatyminė bazė, kuri visgi perkonstruotų. Nes paprastai, jeigu žiūrėti iš procesų pusės, tai jie neveikia todėl, kad jie yra, patys procesai yra neteisingi. Ir
kol nenustatėjai vietų, per kurias pralenda, sakykime, taip, kažkas, ne, tai tol tu negali, kol neperkonstravai pačio proceso, tol iš principo tu negali tikėtis, kad gausi kitokį rezultatą. Tai turbūt čia vienintelis, ką galima, nes 3 milijardai, aš netikiu, kad iš valdininko kažkokio, kuris uždėjo parašą, sakys dabar tu atiduok ir tavo 10 giminės kartų mokės. Ne. Čia matot, jeigu jūs ataskaitą vartėte, turbūt Danguolė tą labai gerai žino, tą visą smulkę, ten yra ministerijomis tiesiog paskirstyta, kai kurios yra skaidriau veikiusios, kai kurios mažiau skaidriai, kai kurios apskritai neskaidriai. Tai ten, žinot, tie pinigai pasiskirsto labai plačiai. Ir čia šiuo atveju jokių, aš manau, kad aš noriu priminti, kad baudžiamoje, ypač man su finansais atsakomybėje atsiranda ir juridinio asmenų atsakomybė. Formaliai tai galima ministerinė atsakomybė, formaliai, kadangi tai juridiniai asmenys. Tai šiuo atveju tai nereikia konkrečios galvos, ar ne? Gal ten ministrui tektų atsistatydinti dėl kažkokio. Bet tai šiuo atveju aš nelabai tikiu to rezultato. Mes matom, kad mūsų teisėsauga lygiai taip pat buksuoja, kaip ir aš jau nenoriu nukrypti tą viešo intereso gynimo sferą čia. Tačiau vis tiek tai yra labai svarbu įvardinti tai. Ir šiuo atveju net jeigu, tarkime, ir net jeigu tai, kad būtų, pasakykim, padžiazuokim tai, kad būtų pasakyta, kad yra nusikaltimas įvyko, tačiau nenustatyti kalti asmenys, tai jau yra gerai. Ir užgesinta byla, ne? Bet tai jau būtų didelis dalykas. Tačiau viešo intereso irgi gynimo procesas, jisai irgi galimas. Šiuo atveju viešo intereso gynimo procesas, koks jisai bus pasirinktas ir galėtų būti pasirinktas, tai šiuo atveju tai prokuratūros diskrecijai, bet jie privalės atsakyti, ar tame yra pažeistas viešasis interesas. Aš manau, kad jiems yra pateikta labai rimta parengta medžiaga. Daug bus apmąstymo, daug įdomių minčių. Todėl galime eiti tokiais paprasčiausiais būdais, kas dažniausiai teisinės institucijose daroma, 90 keli procentai dedama pastangų, kaip to klausimo nespręsti. Tačiau jeigu jisai pajudės iš mirties taško, bus sprendžiamas, žinoma, mes bandysim išlaikyti procedūrinę eigą, privalomą, tarkim, ten atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą, mes skundžiam aukštesniam, dar aukštesniam, kad iš esmės turėtumėm pasisakymus tiek aukštesnių prokurorų, tiek, tarkime, teismų pasisakymus. Aš nujaučiu, kas tai gali būti pasakyta ir panašiai, tačiau vis tik tai mūsų lūkestis yra atkreipti dėmesį į problemą. Ir aš galvoju, kad jau pirmiausia paduodami patį skundą prokuratūrai, mes negalėjome šito tyrimą teisingai pasidėti su jumis į stalčių. Ką jūs darytumėt, bet kuris iš žmonių, sužinojęs apie tai, kad 3,5 milijardo mūsų valstybės lėšų yra panaudotos be tinkamo teisinio apskaitimo. Tai ką mes su jumis įdedam ir sakom ačiū auditoriams. Gerai padirbėjot. Aš tai tokius dalykus reaguoju kaip vagystė iš asmeninės kišenės. Tai mes vadinasi turim kažkokią eigą. Šiaip reikia pabrėžti, kad tai yra vagystė ir iš prokurorų kišenės. Iš visų. Lygiai taip pat. Iš visų, absoliučiai. Tai šitoje vietoje reikia žiūrėti, šiaip aišku, kaip mokesčių mokėtos vėlgi, kad ministerija atsakytų kažkokią piniginę baudą, tai tas man neguostų, nes tai realiai tą baudą mokėtų vis tiek iš mokesčių mokėtojų pinigų, bet turbūt didesnis lūkestis būtų visgi pačių procesų padarimas taip, kad valstybės kontrolė ne už lango stovėtų, už nugaros galėtų stovėti ir jeigu ką, netgi suliniuoti per nagus duoti. Ir čia gal, Andriau, pabrėžčiau kad turbūt Danguolė, nežinau kokia jos nuomonė, turbūt palaikys, kad mes nekalbam apie tai, kad ten, tarkim, 3,5 milijardų yra iššvaistyta. Mes nekalbam apie tai. Mes kalbam apie tai, kad šitos lėšos nėra tinkamai pagrįstos taip, kad mes jas galėtumėm patikrinti, kad visuomenė galėtų patikrinti ir valstybės kontrolė jas galėtų patikrinti. Tai reiškia, aš panaudojau taip, kad nesakysiu kur. Iš principė taip. Nes iš tiesų sąlygos patikrinti, kur lėšos buvo panaudotos, iš tiesų jos yra sudarytos. Tik tai tuo reikėjo pasinaudoti. Suteikti specialūs kodai, tom lėšom sužymėti biudžeto vykdymo ataskaitose. Tai būtent tas ir nebuvo padaryta, nes konkretų kodą turi COVID priemonėm panaudotos lėšos. Tai būtent apie tas lėšas šiuo metu ir kalbama, kad 3 milijardai ir daugiau šių lėšų nebuvo pažymėta ataskaitose. Ir duomenys nesutampa tai, ką žymė
sakydama, kad skaidriai vykdo skaidrę politiką Finansų ministerija, savo puslapyje skelbdama, kiek ir kokių COVID lėšų kur yra panaudota, tačiau šie duomenys nesutampa su biudžeto vykdymo ataskaitomis tų asignavimų valdytojų, kurie tas lėšas panaudojo. Ir jų, kaip sakote, eilutėse tai neatsispindi. Ir aš papildydamas dar noriu ir atkreipti dėmesį, kad eina kalba ne vien apie tai, kad lėšos yra paskirstytos tiem asignavimų valdytojams be teisinio pagrindo tam tikro. Nu, bet jau gavai tu be teisinio pagrindo, bet tu atsiskaityk teisėtai, teisingai. Tai šiuo atveju ir be teisinio pagrindo paskirta, ir atgrąžinio ryšio nėra. Reiškia, jos yra išleistos taip, kad jūs nesužinosite, kur jos yra išleistos. Va čia yra problema didžiulė. Tai praktiškai toks skirstimas jau užprogramuoja lygiai tokį patį ir tų lėšų panaudojimą. Jeigu paskirstimas nėra visiškai teisėtas, tai kaip galime tikėtis, kad jų panaudojimas gali būti teisėtas. Ir mes kalbame ne apie milijonus, kurių trūksta tenais mokytojams. Kiek ten trūksta? Kad 200 milijonų ar kiek ten, nebežinau. Nu, tai mes kalbam apie 3 su viršų milijardo lėšų. Kurie, kaip sakant, va, tas pasiskolinimas, kaip jūs teisingai atkreipė dėmesį, va, kur tas vėlgi tas fiskalinės drausmės klausimas, tai ir turi įtaką ir palūkanų kėlimui, teisingai. Viskam. Per visą, jis tiesiog nuvilnyjas šitas pasiskolinimas ir tai, kad mes pinigų kiekį padidinam, tiesiog tokiu būdu juos išsibarstydami. Realiai atskiedžiam savo turimus santaupas žmonėm atskiedžiam, atlyginimus atskiedžiam, viską atskiedžiam. Ir paskui gaunam, kad pakeliam atlyginimus mokytojams, bet nespėja pasivyti. Tai rezultatas čia yra pasiekmė. Tai visai teisingai. Dar galbūt norėtųsi atkreipdėmėsi ir tai tuo metu, kada matome, kad valstybės skola auga. Planuojama, kad 2024 metais valstybės skola gali siekti 30 milijardų eurų, kai tuo tarpu valstybės biudžetas yra tik tai šiek tiek daugiau nei 20 milijardų eurų. Tai turbūt susiveda į tą patį politikų finansinį raštingumą, nes kaip patys skelbdavo, kad tai čia nulinės palūkanos, o paskui, kad tos palūkanos kils į viršų, tai niekam neįdomu. Nors verslui sako, vat, kodėl jūs ėjot į ten Kinijos rinką, taigi ten rizika, nors kas tą riziką sukėlė, yra klausimas didžiulis. Ne? Tai čia lygiai taip pat, kai tu pradedi gyventi ne pagal tai, kiek uždirbi, tai turbūt čia į tos greituosius buvusius kreditus galima skytylendi. Tai turbūt šiandien baigiam, ne? Taip. Tai noriu padėkoti Sauliui ir Danguoliai. Iš principo Sauliui turbūt stiprybės ginant mūsų visų kišenes. Taip reikia pavadinti, o Danguolį labai didelis stiprybės palinkėkim gal. Prokuratūra turbūt turės parodyti, kaip jinai vykdo savo funkcijas ir kaip jinai gina ir savo asmeninį interesą. Tai va, dėkui.